Internetu naudojasi vis daugiau Lietuvos gyventojų. Vien per praėjusius metus interneto vartotojų pagausėjo beveik ketvirtadaliu. Ir šią žiemą internetu ar elektroniniu paštu naudojosi daugiau nei pusė suaugusių Lietuvos gyventojų. Atsižvelgiant į sparčią interneto plėtrą, pretenduojantiems ES struktūrinių fondų paramą ir gavusiems ją, siūloma vis daugiau elektroninių paslaugų. Tai yra didelis palengvinimas tiek pareiškėjams, tiek administruojančiam institucijom, nes tai yra automatizuota forma, kuri padeda išgauti ir aritmetinės, ir loginės klaidas. Projektų vykdytojams, tie, kurie naudojasi ES struktūrinio fondų parama, yra aibė paslaugų. Yra elektroninis mokėjimo prašymas, taip pat duomenų mainų svetainė, kur jie kaip elektroninės bankininkystės atveju gali matyti savo visą projekto būklę. Elektroniniai sprendimai taupo pareiškėjų ir projektų vykdytojų laiką, mažina klaidų tikimybės dokumentuose, leidžia operatyviau gauti finansavimą. Kadangi ES paramos gavėjams ir pareiškėjams teikiamos elektroninės paslaugos tokios populiarios, jas ketinama dar labiau plėsti. Lietuvoje pradedami įgyvendinti keli elektroninių paslaugų projektai leisiantys fiziniams ir juridiniams asmenims sutaupyti daug laiko. ES struktūrinės paramos lėšomis rengiamas projektas elektroninis statistinių verslo duomenų parengimas ir perdavimas. Šį projektą verta įsidėmėti statistinės ataskaitas pildančioms įmonėms ir organizacijoms. Įgyvendinus projektą elektroniniu būdu įmonės greičiau ir paprasčiau pateiks duomenis, o statistikos departamentas juos lengviau valdys. Įgyvendinus registrų centro projektą, juridiniams asmenims registruoti būtinus dokumentus bus galima rengti ir pateikti elektroniniu būdu. Pagrindiniai elektroninių paslaugų projektai finansuojami ES struktūrinės paramos lėšomis, suplanuoti prioritete informacinė visuomenė visiems. Įgyvendinant prioritetą taip pat bus kuriama tolygi ir saugi elektroninių tinklų infrastruktūra. Taip gyventojai galės greitai pasinaudoti įvairiomis paslaugomis, keistis informaciją ir bendrauti.